Aš tavęs tiesiog tikėjimą. Suprantate, kokia yra problema? Tikėjimas, realus tikėjimas kyla iš asmeninio ryšio su Dievu. O problema yra, žinot kokia? Kad mes prisiskaitom knygučių ir mes bandome tikėti, sakykime. Aš labai nuostabu, kad Kenetas Hagenas turi tokį tikėjimą, sakykime. Bet kiekviena situacija yra individuali. Ir tu perskaitai kokią nors knygutę ir taip, aš darysiu kaip Kenetas Hagenas. O tau reikia daryti, kaip sako šventoji dvasia, o ne kaip Kenetas Hagenas darė. Amen. Ir aš prisiminiau tą dalyką, ką man šventoji dvasia pasakė. Ir aš suvokiau, kad aš bandžiau gyventi kaip Kenetas Hagenas. Problema vienintelė, aš nesu Kenetas Hagenas. Aš nesu Kenetas Hagenas. Aš neturiu to tikėjimo. Ir toj situacijoje yra kita visai situacija. Mes turime turėti realiai asmeninį ryšį su Dievu, kur mes girdime Dievo balsą asmeniškai. Man davė šiandieną Dievas palyginimą. Mes visi norime vaisių, ar ne? Vaisingo gyvenimo. Iš kur moteris gauna vaisių? Nes jinai gauna sėklą iš intimaus pabuvimo su vyru. Ir mes turime atrasti tą vietą, kur mes intimiai bendraujame su savo sužadėtiniu, su šventąja dvasia ir gauname asmeniškai, kaip moteris asmeniškai gauna. Jinai pastoja ne per internetą, ne per dar kažką, tai ne per knygą, nors Dievas gali prakalbėti ir per knygą, ir per internetą. Bet realiai mes turime pasiekti tą vietą, kada mes turime asmeninį ryšį su Dievu. Vaikštame kiekvieną dieną, kaip Enochas stovėjo. Aš įsivaizduoju, kad mes paskutinė bažnyčia turime vaikščioti. Enochas yra tos paskutinių laikų bažnyčios įvaizdis. Nes jis buvo paimtas gyvas į dangų. Ką jisai darė? Jis vaikščio prieš Dievą, Dievo akivaizdą. Mes turime išmokti vaikščioti prieš Dievą. Gauti tikėjimą. Aš noriu pasakyti, kad viskas turi būti suvokiama balans. Aš nesu prieš tas knygutės. Tos knygutės, jos nustato tam tikras ribas. Kristaus mokslas yra. Ir Jonas rašo, sako, kad kas išeina už Kristaus mokslo ribų, tas neturi Dievo. Jos nustato tas ribas. Yra mokytojus, kad tam tikrus žmonės, jis pasakė, jis paskiria apaštalais, pranašais, evangelistais, ganytojais, mokytojais. Ir visa tai yra tiesa. Jie moko. Bet tai neatmeta tavo asmeninio ryšio su Dievu. Tai yra, kaip pasakyti, tai yra sudeda tos krikščioniškus pamatus tavo gyvenime, be kurių neįmanomas tolesnis gyvenimas. Bet kiekvienas iš mūsų turime turėti asmeninį ryšį su vyrganytoju, su šventąja dvasia. Ir kada aš suvokiau, kad ten, kur aš patyriau didžiausius pralaimėjimus savo gyvenime, aš prasilenkiau tiesiog su to savo ganytoju. Aš jo nepaklausiau, aš kažkur tai vaikščiau kažkokiose iliuzijose ir tiek. Gerai, čia lyrinis nukreipimas. Taip, kiek čia mes turim tų valandų? Žodžiu, buvo labai įdomus pamokslas. Su daugybė šakelių. Bet aš noriu palikti jūs su vienu tikrai stipriu įspūdžiu. Kad tu, brangus broli, brangus sesė, esi Kristaus kūno narys. Esi nelabai reikalingas, super reikalingas. Jėzus negali veikti be tavęs. Tu esi toks brangus, aš visą laiką sakau. Kiek kainuoja vėrėlas? Aš galvoju, ką čia paimti. Ką aš čia mokėjau? Sakykime, šiandien neklystu, 30 litų sumokėjau šitą knygą, graikiškas Naujas Testamentas.
30 litų. Kiek kainuoja? 30 litų. O kiek kainuoja vėriavos? Kiek kainuoja? Vienas Jėzus. Kiek kainuoja Jurgita? Vienas Jėzus. Kastytis? Vienas Jėzus. Dievas sumokėjo tokią fantastišką kainą už tave. Ir jisai laukia, žinot ko? Jis laukia, kol mes tapsime kaip Jėzus. Kiekvienas gerai išlavintas mokinys bus kaip kas? Kaip mokytojas. Dievui nusibodo perestukinų susirinkimai. Barankinus. Jūs atsimenate tuos visus multiplikacinius filmus. Barankinai, koks žmogus, perestukinamės visi, žinot. Perestukinas, visus tos antramečius. Bet bažnyčios, aš pasakysiu, jos pilnos ne tik tai antramečių, ten yra antramečiai, trečiamečiai, keturmečiai, penkiamečiai, šešiamečiai, septynmečiai, ten 30mečiai, reiškia 30 metų pirmoj klasėje. Niekaip neišeina. Dievas ten leidžia tiek įvairių dalykų atsitikti, kad kažkaip iš tas, aišku, žmonės, nieko, kaip sako rusai, glucha kak v tanke. Nieko nevyksta. Dievas iš tikrųjų nori, kad mes taptume kaip Jėzus. Jisai, aš sakau visą laiką, jis pasėjo sūnų. Jėzus ką pasakė? Jis pasakė, jei kviečio grūdas nekris į žemę, jis kas? Liks vienas. Jei numirs, jis atneš daug vaisiaus. Kas tas kviečio grūdas? Jėzus Kristus. Tuomet jisai, Dievas, tėvas pasėjo kviečio grūdą, Jėzų Kristų, kad daug tų Kristų pateptų užaugintų. Ir laikas išaukti. Žinokit, man, aš atsimenu prieš kelias dienas Dievas pasakė, kad aš čia tose visokiose abejonėse ir taip toliau. Nes gauna prieškimą, Dievas, kaip sakau, praskleidžia, paskui užskleidžia. Paskui visokios abejonės ateina. Aš galiu pasakyti vieną dalyką. Jeigu tu gavai prieškimą, žiūrėkit. Jeigu tu gavai prieškimą, tau viskas buvo labai aišku. Ir paskui tapo viskas labai neaišku. Atėjo abejonės dvasia. Ir paskui suvalgė pusryčiams, arba pietums, arba vakarį, priklausomai nuo poros. Tavo prieškimą. Tad laikas nueiti ir pasimti atgal savo prieškimą. Hallelujah. Tai žodžiu, mes, aš įsivaizduoju, turėjom pirmą dalį. Tad pabaigai kaip geras mokytojas, mūsų mokytojas mums visą laiką mokė, kad, sako, gale reikia pamokos apibendrinti pamoką. Tai va, pamoka yra šita tokia. Dievas tėvas prikėlė mus kartu su Jėzumi Kristumi. Šiandieną mes sėdim Dievo tėvo dešinėje, Jėzuje Kristuje. Ir šiandien mes esame Kristaus kūno nariai, kurie esame gyvybiškai reikalingi Dievui, kad jisai galėtų veikti. Ir jeigu tu sėdėsi savo nevisavertiškumo kompleksai ir žeminsi tą Dievo darbą, kurį padarė Dievas, iš tikrųjų, jis dėja nieko negalės padaryti. Jis labai nori padaryti, bet nieko negalės. Nieko negalės. Todėl suvok, kad tu esi Dievo teisumas šiandien Jėzuje Kristuje. Kad Dievas Jėzus Kristus yra tavo teisumas. Kad nei vienas ginklas nukreiptas prieš tave nebus sėkmingas. Amen. Nebus sėkmingas. Ir aš dar noriu pasakyti vieną atėjo paskutinę mintis. Vis dėlto, man tikrai, sakau, tiek apreiškimų.